Miegas visame pasaulyje laikomas vienu iš pagrindinių žmogaus sveikatos ramsčių. Nors miego trūkumo pavojai gerai žinomi, naujausi moksliniai tyrimai kelia klausimą, ar per ilgas miegas gali būti toks pat žalingas. Miegas yra būtinas pažintiniai veiklai, emociniai pusiausvyrai ir bendram metabolizmui reguliuoti. Miego sveikatos fondas rekomenduoja suaugusiesiems siekti 7–9 valandų kokybiško miego kas naktį. Ilgą laiką buvo manoma, kad kuo daugiau miegama, tuo geriau, tačiau nauji tyrimai rodo sudėtingesnį vaizdą. Mažiau nei 7 valandas miegantys žmonės turi 14% didesnę mirtingumo riziką, palyginti su tais, kurie miegodavo 7–8 valandas. Tačiau tie, kurie miegodavo daugiau nei 9 valandas, mirtingumo riziką padidindavo net 34%. Ilgas miegas dažnai rodo jau esančius organizmo sutrikimus ar streso poveikį. Optimali miego trukmė priklauso nuo amžiaus ir asmeninių poreikių. Jei nuolat miegate ilgiau nei įprasta, verta sunerimti. Praktiniai patarimai sveikam miegui: būkite aktyvūs dieną, nustatykite pastovų miego laiką, venkite ekranų prieš miegą. Miego trukmės ir sveikatos ryšys yra sudėtingas, tačiau svarbu siekti 7–9 valandų kokybiško miego kiekvieną naktį.